talentingą, genialų Vytautą Paulių. Ir aš dabar norėčiau pakviesti iš VPA atstovą, kad papasakotų mums keliais žodžiais apie šią kilnią asmenybę, kuri labai ženkliai prisidėjo prie Lietuvos atkūrimo. Kas iš jūsų ateis? Gal keletą žodžių tarsite ir angliškai, nes pas mus dabar jau ryšys yra su Jungtinėm valstijom. Labas vakaras. Šią savaitę mes visi atsibūdom su labai graudžiom žiniom. Mūsų mokytojas Vytautas Paulius, dėdė Vytas, mirė. Tai buvo žmogus, kuris suformavo mūsų požiūrį į gyvenimą, darbą, verslą ir kitus gyvenimiškus dalykus. Tebūnie Dievas priima Vytautą Paulių savo amžinai prieglobstį. Mes iš tikrųjų tikim, kad Vytauto Pauliaus vardas bus amžinai išgraviruotas gyvenimo knygoje. Šį graudų momentą mes visi turim susimastyti, kad daiktai, kuriuos mes matom, su kuriais mes gyvenam, tai nėra tokie kaip rūkas ar dūmai. Tai yra tiesiog daiktai, su kuriais mes gyvenam, su kuriais mes susiduriam. Ir šį labai liūdną momentą mes turim susimastyti, turim pakilti virš savo kasdieninių rutinų ir pažiūrėti, kas iš tikrųjų yra reikšminga gyvenime. Ir turim pamatyti, kas iš tikrųjų išlieka. Būtent tokie daiktai, ką mes šiandien matome ir darbai, mus verčia ištarti Vytauto Pauliaus vardą iškilniai, su didžiulė pagarba ir atmintimi. Kiekvienas dalyvaujantis šio liūdnoj procesijai žino, kad Vytautas žino, ką Vytautas sukūrė ir ką jisai paliko. Jo darbai patys už save pasako ir mini. Kaip Jakobas parašė savo knygoje, jūs turite tikėjimą, aš turiu darbus. Parodykite man savo tikėjimą be savo darbų ir aš jums parodysiu savo darbais mano tikėjimą. Vytautas Paulius buvo tikras Lietuvos patriotas, nepriklausomos Lietuvos patriotas, kuris gyveno ir kūrė Lietuvai. Jis tikrai stipriai tikėjo, kad užsispyrimu ir sunkiu darbu gyvenime ir versle tikrai mes galime atnešti stiprią ekonominę situaciją Lietuvoje ir gerbūvį mums lietuviams. Dar 1989 metais Vytautas Paulius labai aktyviai rėmė pirmąjį transatlantinį jachtų žygį per Atlantą. Kiek atsimenat, tai buvo 3 pirmosios jachtos – Lietuva, Dailė ir Audra, kurios simbolizavo Lietuvos nepriklausomybę. Tai nebuvo tik tai sportinis atvejas, tai buvo ir būtent šis veiksmas turėjo ir tikrai stiprų politinį jausmą. Kada Lietuva tapo nepriklausoma, Vytautas Paulius dėjo visas pastangas ir savo visą potencialą ir ryžtą atstatyti Lietuvos ekonomiką. Jisai
sudėjo stiprius pagrindus Klaipėdos ekonominiai zonai, įkūrė Baltijos logistikos centrą Klaipėdoje, visada davė patarimus ir savo pilną paramą Klaipėdos uostui ir uoste esančioms kompanijoms. Beje, šiandien minime 25 metus sėkmingo verslo Lietuvoje ir 50 metų sėkmingo verslo Jungtinėse Amerikos valstijose. Būdamas krikščionimi aukščiausio intelekto, didžiulės erudicijos, gerbiantis, atsakingas, paprastas, Vytautas darė tą, ką jis žinojo geriausiai. Ir darė tą, kuo jisai tikėjo. Jisai atrasdavo galimybės visame kame, kur jau kiti to nebuvo pastebėję. Vytautas niekada nebijojo pasakyti tiesos ir visą laiką būdavo pasiruošęs duoti patarimus. Visada atrasdavo kelius, kaip atleisti, ir jis tai žinojo, kaip tai padaryti. Mes praradome tikrai išskirtinę asmenybę ir tikrai negalim neparodyti savo liūdesio. Dėdė Vytai, ilsėkis ramybėje. Mūsų atmintis išliks. Ir mes tikrai tęsime tą, ką tu pradėjai. Dabar aš perduosiu žinias, tai yra paskaitysiu tekstą gerbiamo Vytauto giminėms Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie, kaip aš suprantu, mus dabar irgi mato. This week we woke up to some grieving news. Our mentor, Vytautas Paulius, Dėdė Vytas, who shaped our view of life, work, business, and many other things, has passed away. May the Lord accept Vytautas Paulius into his eternal care. We truly believe Vytautas Paulius' name will be eternally engraved in the book of life. This very moment makes us think about things that simply do not evaporate like smoke or fog. This very sad moment encourages us to ascend above our daily routines, remembering the matters and things that remain, the things that make us pronouncing Vytautas Paulius' name in honorable and respectful memory. Everybody participating in this sad memorial ceremony today knows what Vytautas Paulius created and what he left. His memorable work and life results justify for themselves. James wrote, "You have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works." Vytautas Paulius was a true patriot of independent Lithuania who lived and created for Lithuania. He strongly believed that hard work, persistence in life and business would bring prosperity and economic strength to Lithuania. Back in 1989, Vytautas Paulius actively supported the voyage across the Atlantic Ocean of the 3 Lithuanian yachts, Lietuva, Dailė, and Audra, a significant event in both the sporting and political sense. It was the first transatlantic sailing in the history of our country, which was dedicated for restoration of Lithuanians' independence. Later, when Lithuania became free, Vytautas Paulius has put all his efforts and potential in restoring Lithuanian economy. He laid the firm foundation for the free economic zone of Klaipėda, established the Baltic Logistics Center in Klaipėda, always used to give his full support and ice-breaking advice in pushing Klaipėda port development,
in most logical and reasonable ways. Being a Christian of high intellect, exceptional erudition, respectful, responsible, simple and earth-born, Vytautas Paulius used to do what he knew the best and what he believed it was right. He managed to perceive an opportunity there where others would have missed it. He never was afraid to tell the truth and always was eager to share his proficiency. Vytautas Paulius would always find his ways and knew how to forgive people. We lost an exceptional person, and we cannot eliminate our sadness today. Dėdė Vytai, may you rest in peace. Our memories will live on. We will continue what you have started. Duok mirusiam Viešpatie amžinai atilsį ir užtvindink jo sielą amžinosios šviesos spindėjimu. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Pradėdami švęsti mišių auką, atsiprašykime Dievą už nuodėmes. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane, Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie pasigailėk. Pasigailėk mūsų. Kristau pasigailėk. Kristau pasigailėk mūsų.
Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk mūsų. Melskimės. Dieve, savo vienatinį sūnų, mirties nugalėtoją, pasišaukęs į dangų, duok savo tikinčiajam Vytautui Pauliui, drauge su juo nugalėti mirtį ir veidas į veidą, amžinai regėti tave, savo kūrėją ir atpirkėją. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš Šventojo Apaštalo Pauliaus antrojo laiško Korintiečiams. Broliai, mes žinome, kad mūsų žemiškosios padangės būstui suirus mūsų laukia Dievo būstinė, ne rankomis statyti amžinieji namai danguje. Todėl mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad koliai gyvename kūne, esame svetur, toli nuo viešpaties. Mes gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Vis dėlto mes gerai nusiteikę ir pasiruošę apleisti kūno būstinę ir eiti pas viešpatį. Štai kodėl, ar būdami namie, ar svetur, mes laikome savo garbę jam patikti. Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyvendamas kūne yra daręs, gerą ar blogą. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Pas
Mėly broliai ir seserys, viešpat su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, viešpatie. Jėzus kalbėjo minioms: visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane, ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mano siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau nei vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutinėje dieną. Tokia mano tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki jį, turėtų amžinai gyvenimą. Todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai, tie panaikina mūsų klaidas. Prašome atsisėsti. Iš tiesų, šią valandą, kada mes susirinkome čia iš Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią Klaipėdoje, prie jūros, prie Baltijos jūros, kuri mums yra labai brangi visiems lietuviams, čia būtent šitoje šventovėje ypatingų būdų norime padėkoti už žmogų, už Paulių, kaip sakė dėdė Paulių, padėkoti už jį ir jo darbus, už visą tai, ką žmogus stengiasi nuveikti savo gyvenime. Padėkoti taip pat už jo liudijimą, kaip kataliko, krikščionės, vyro liudijimą. Ir pasimelsti už jį, už tai, ką jis gyvenime netai padarė. Šiandien visi mes tarsi jo esame surinkti, tai maldai. Dažniausiai surenka savo kompanijos žmonės. Čia Klaipėdoje ar New Jersey, nežinau, bet Klaipėdoje visi jo bendradarbiai ir sprendžia, kaip toliau gerinti ir tą mūsų tėvynės ekonominę situaciją ir kompanijos gerovę. Bet šiandien mes susirenkame taip pat už tave, tikėjimo vyre, pasimelsti. Kiekvienas iš mūsų mes žinome, kaip pabaigsime, o mes tikrai pabaigsime, nežiūrint, kokie bebūtumėm svarbus šitame pasaulyje, arba kokie bebūtumėm vargšai šitame pasaulyje, mes pabaigsime tą kelionę. Ir žinote, yra labai svarbu toje akimirkoje, kada baigsi žemiškas gyvenimas, kad kažkas už mus pasakytų užtarimo maldą Dievui. Mes kunigai, brolis Benediktas, brolis Paulius, mes dažnai dalyvaujame laidotuvėse ir nenori išgyveni va tą jausmą ir taip pats save sutapatini su tuo įvykiu, su tuo momentu, kada tu išeisi. Ir aš pats galvoju, va tas tai jau tu guli tame mirties patale ir tas perėjimas iš šito pasaulio, kaip iš motinos įsčių į naują gyvenimą, kurį Dievas mums sukūrė, bet perėjimas būna dažnai skausmingas. Vaikutis atėjęs, išėjęs iš to pasaulio, jis pats klykia, šaukia. Taip ir čia žmogus, aš išeinu iš šito pasaulio ir aš šaukiu, nes man tai yra nežinomybė. Nors ir labai gražų pasaulį Dievas sukūrė mums čia žemėje, dar gražesnis ir amžinybėje, bet aš pats jaučiu, kaip yra svarbu dvasios akimis ir dvasios ausimis pajausti, kai susirinkę mano artimieji sako: Dieve, pasigailėk jo už jo padarytą klaidą. Viešpatie, būk gailestingas už kokį nors impulsyvumą,
už nuodėmę, net ir netyčinę, už nuodėmę, kurią darydavau pats sąmoningai ir gailėdavausi ir vėl darydavau. Taip norisi, kad stovinti šalia mano kūno žmogus pasakytų: Dieve, būk jam gailestingas. Tai yra didžiausia dovana tam žmogui, kuris palieka šitą pasaulį. Kartais sunku turbūt įsivaizduoti, kada susirinkę žmonės galvoja, pavyzdžiui, kad greičiau tas misijos baigtųsi, juk mes turim sugrįžti į savo darbus, juk reikia atstovėti, juk reikia atbūti, kaip čia dabar nebūsi, kaip nedalyvausi. Ir toliau galvoju, kas vyksta mano krašte, kas vyksta mano gyvenime. Todėl mes čia, jūs čia visi, mes drauge, šiandien bent savo širdyje pasakykime vieną sakinį: Dieve, būk gailestingas jam ir suteik jam tą gyvenimą, kurio jis ilgėjosi. Iš tiesų tai buvo nuostabus žmogus, nuostabi šeima. Ir Paulius gimė, Vytautas gimė nuostabiu laiku. 1930 metais rugsėjo 8 dieną. Tai praktiškai buvo ta diena, kada Lietuva minėjo tą tokią nesėkmingą datą, bet vis dėlto lygiai prieš 500 metų Vytautas didysis turėjo būti karūnuotas Lietuvoje rugsėjo 8 dieną. Ir Vytautas didysis, kuris bijo sekuliari visuomenė kalbėti ir apie tą nuostabų karžygį, apie tą nuostabų žmogų, apie tą tikėjimo vyrą, Vytautą didįjį, tuo laiku jo pamaldumas Dievo motinai Marijai. Kiek jis pastatė Vytautas didysis bažnyčių Marijai. Ir būtent jis pasirinko datą, Vytautas didysis karūnavimo datą rugsėjo 8, tai yra Marijos gimimas. Jis norėjo, kad švenčiant Marijos gimimą gimtų Lietuvoje Lietuvos karalystė per Marijos gimimą. Ir visa ceremonija buvo pašvęsta, kad naujoji valstybė bus palaiminta Dievo motinos Marijos. Taigi mūsų Vytautas Paulius gimė rugsėjo 8 dieną. Ir būtent tą dieną, kiek Lietuvos gyventojų važiuoja į Šiluvą, meldžiasi Dievo motinai Marijai. Palaimintas Vytautas buvo. Gaila, kad turėjau su savo tėvais nutraukti gyvenimą Lietuvoje, įsikūrė Kanadoje. Ir nenuleido rankų, buvo gabus berniokas. Kaunietis, apsukrus, pabaigė Montrealio universitetą, bakalaurą statybos inžinieriaus gavo, paskui persikėlė į Ameriką, New Yorko universitete, vėl įgijo naują mokslo laipsnį magistrą. Jo šeima nuostabi. Aš įsivaizduoju, kai mes sutinkam, daugelis iš jūsų čia ir lankėsi, va čia matau ir Staselė sėdė su savo vyru Vladu, ateidavo čia į koplyčią su Bronele, ir tie darbuotojai, ir Mindaugas, ir Marius, ir kiti. Žinot, tas žmogus buvo pripildytas gyvastingumo, bet kurti, daryti ir ta žmona Bronelė, kaip jį galėjo jį nulaikyti. Vis susitikimuose su juo tik tai pilna planų, generatorius idėjų ir vis kažką daryti, ir kartu tikėjimo vyras. Buvo ateitininkas. Kai su juo šnekėdavomės ir Floridoje, tai iš tiesų kalbėjo apie tikėjimą. Jam tai buvo jaunystėje labai svarbu, ateitininkijoje, visą atnaujinti Kristui. Ir lietuvių veikloje daug prisidėjo. Ir po to, kai New Jersey įsikūrė ir savo asmeninę kompaniją, jis stengiasi remti ir New Jersey
katalikų bendruomenė, vyskupija tiesiogiai bendravo ir su ten tarnaujančiais vyskupais, užaugino gražią šeimą, Kristiną, Robertą, Raimundą. Tikrai buvo didelis mecenatas visiems, palaikė tą lietuvybę, palaikė ir mus brolius, kaip jis per savo kompanijos žmonės, kaip stengiasi ir pagražinti ir Kretingos mūsų vienuolyną, būtent Chodkevičiaus kriptas. Čia onkocentre, čia mūsų bažnytėliai padėjo ir toliau tęsiamas projektas jo piligrimų namams, tiems, kurie keliauja tikėjimo kelionę. Ir vat girdėjome apaštalo Pauliaus žodžius, kurią ponia Aušra perskaitė. Mes žinome, kad mūsų žemiškosios padangtės būstui suirus mūsų laukia Dievo būstinė, ne rankomis statyti amžinieji namai. Taip šitas būstas, kokie mes būtumėm inžinieriai, kokie be būtumėm statybininkai. Šitas būstas suirs. Bet Vytautas ir buvo panašus į tą kūrėją, kuris gavo kūrėjo dvasią statyti. Jis ne tik kūrė ir čia, bet jis kartu kūrė ir savo amžinybės būstą. Ir mes meldžiamės, Vytautai, kad tu nueitum į tą būstą, kurį tu sukūrei, tarnaudamas kitiems ir tarnaudamas mūsų kraštui. Ir kaip sunku buvo tau atvykus į Lietuvą, į tą Lietuvą, kuri nesuprato, ne visi suprato tavo atsidavimo. Nes vis tiek buvome išmokę ieškoti tik tai savo gėrio, tik tai savo, o kažką atiduoti, dalintis, atiduoti dalelę turto ir dalelę savęs. Taip sunku buvo besikuriančiai Lietuvai. Todėl Dieve, palaimink jį savo amžinuoju gyvenimu, palaimink jo mylimą žmoną, Bronelę, tą išmintingą moterį, kaip jis sugebėjo viską drauge kurti. Ir palaimink jo vaikus, palaimink vaikus, ypatingai duok savo šventosios dvasios Kristinai. Suteik išminties ir įžvalgos Robertui, Raimundui ir laimink jų šeimas. To prašom per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Dabar atsistoję sukalbėsime bendruomenės maldą. Melskime už gyvus ir mirusius, ypač už mūsų tikėjimų brolį Vytautą, jo likusią žmoną Bronelę Bronislavą, jo vaikus Kristiną, Robertą, Raimundą ir čia susirinkusius. Ir viešpatie, tu pasišaukė jį iš šio pasaulio, todėl visi drauge ištarkime bendruomenės maldoje žodžius: meldžiam tave, išklausyk mus. Gailestingasis Dieve, stiprink bažnyčios tikėjimą mirusiųjų prisikėlimu ir amžinuoju gyvenimu. Meldžiam tave, išklausyk mus. Saugok pasaulio tautas nuo karo rykštės ir gamtos nelaimių. Meldžiam tave, išklausyk mus. Parodyk savo tėvišką gailestingumą mirusiems, kurie su kalčių ir klaidų našta nukeliavo į amžinybę. Meldžiam tave, išklausyk mus. Būk gailestingas mirusiam Vytautui, už kurį šiandien mes meldžiame ir tavo viešpatie akivaizdoj tavo gailestingumui atiduodame. Meldžiam tave, išklausyk mus. Meldžiame tave, viešpatie, palaimink visus artimuosius, palaimink tuos, kurie šiandien atėjo už jį pasimelsti. Duok Dieve ir mums, likusiems gyviesiems, tvirto tikėjimo ir veiklios meilės. Meldžiam tave, išklausyk mus. Gailestingasis Dieve, būk maloningas mūsų tikėjimo broliui Vytautui, kurį šiandien laidojame, ir suteik jam dalį danguje su šventaisiais, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Prašom sėsti ir dar keletą skelbimų. Yra ir brolis Benediktas kalbėjusi su Velionio amžinatilsį Vytauto žmonele, bronele. Ir ji perduoda visiems, kurie šiandien dalyvaujate liturgijoje, didžiausią padėką. Liepia pasakyti ačiū, kad meldžiatės už jos vyrą. Ir taip pat mūsų provincijos ministras 10 valandą meldėsi. Ir vyskupas Paulius, kuris gyvena Kennebunkporte, Meino valstijoje. Rytoj Kennebunkporto broliai Meino valstijoje ryte melsis už amžinatilsį Vytautą. Ir mus telydi ta Vytauto dvasia, meilė Dievui ir tėvynei. Ir jis kartais ir sakydavo tą ir savo gyvenimu, ir angliškai tą sakinį iš psalmės. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Viešpats yra mano ganytojas, man tikrai nieko netrūksta. Taip kad ir šiandien prisiminkim. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ir nors liūdina mus mirties būtinumas, bet paguodžia žadėtasis nemarumas. Gyvenimas Viešpatie tavo ištikimiesiems,
tik pasikeičia, bet nenutrūksta. Ir šios žemės laikinajam būstui suirus. Danguje jų laukia amžinoji buveinė. Todėl mes su dangaus angelais ir šventaisiais niekuomet nepaliausime, tave garbinę giesmę. Šventas, 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 viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus, ir žemė jo garbės, Hosana aukštybėse, garbingam mūsų ateina, viešpaties vardu, Hosana aukštybėse, Hosana aukštybėse. Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios galia tu veikdami šventini visą pasaulį. Ir be paliovos telki į savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyvąją auką. Todėl nulankyk tave viešpatie prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias paaukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju, tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepime šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, Jėzus paėmė duoną, tau dėkodamas laimę laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduotas. Lygiai taip po vakarienės Jėzus paėmęs taurę vyno, vėl tau Tėve dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame viešpatį tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs atėjimo. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą, į tą vienėlį, kurio aukojimo perpildautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Įteikė mus tau viešpatie kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru Lietuvos globėju, šventuoju Pranciškumi ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą.
Dėl šios aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliu duok gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Joną ir vyskupą Kęstutį, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur išsisklaidžiusius savo vaikus apie save, gailestingai suvienyti. Taip pat mirusi mūsų tikėjimo brolį Vytautą, jo giminės mirusiuosius brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais, tavo garbėm žinai gerėtis, per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gerybės. Per Kristų, su Kristumi ir Kristuje, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Visi drauge, kiekviena šeima, kuri turi vieną širdį ir vieną sielą. Melskimės, kaip viešpats Jėzus mūsų išmoko. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogo, nuo staigios ir netikėtos mirties. Suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti. Su palaiminga viltimi laukime mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristų, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę. Duodu jums savo ramybę, žiūrėkit ne mūsų nuodėmę, o savosios bažnyčios tikėjimo į Eucharistinį Jėzų ir suteik mums žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Pasveikinkime vieni kitus ramybės palinkėjimus. Tai mus vienijantis, mus gydantis, mus guodžiantis Dievo avinėlis Jėzus Kristus, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kur esame pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, daryk tą žodį ir mano siela pasveiktų.
Kas eina prie komunijos čia į vidurį, kas neina prie komunijos atsisėskite. Melskimės. Priimk Viešpatie šią mišių auką ir gausiai teik savo gailestingumo mūsų tikėjimo broliui, mirusiam
Vytautui, davęs jam krikšto malonę, suteik ir amžinojo džiaugsmo pilnatvę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Prašom, sėskit dar keletą. Prieš 10 metų kartu su onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė mes lankėmės Paulių namuose Floridoje ir pristatėme šitą projektą, šitą laivą. Onkologijos centrą, Rožynus. Ir jis labai įdomiai pasakė, sako, daug pasipriešinimo sutiksite, daug bangų. Iš tikrųjų, tų bangų buvo daug. Ne taip lengva viskas atsirado. Bet sako, tos bangos išjudins laivą, va, būtent šitą laivą. Tas laivas dabar tikrai yra išjudėjęs. Ir mes esame to laivo įgula. Komanda. Jėzaus komanda. Tai yra fantastiška. Šių metų birželio pradžioje kartu su mūsų provinciolu Algirdu Malakauskiu vėl lankėmės jo namuose. Labai įdomios dienos buvo. Įspūdingai patarnavo bronytė mums. Aš tikrai mirsiu, neužmiršiu. Kaip Morta, kiekvieną rytmetį mus pasitikdavo gausiais pusryčiais, vakare vėl puotos, jau toks dosnumas, toks širdies dosnumas. Ir rūpėsi savo vyru, Vytautu, tikrai man buvo labai aiškios pamokos. Ir pats Vytautas vėl paliko keletą sakinių, kuriuos aš tikrai turiu jums pasakyti. Gyvenimas ir visa tai, ką mes matome, visas tas kosmosas įgauna prasme tik vienu atveju, jeigu mes garbiname Dievą. Jeigu Dievo garbinimo mūsų gyvenime nėra, viskas beprasmiška. Štai kodėl jis, kaip ir Vytautas didysis, buvo mecenatas katalikų bažnyčios, kuriam negaila buvo. O apie mūsų darbus, aš nenoriu čia, ačiū tau Vytautai, kuris jis patikėjo nuo pat pirmo momento, kai mes pristatėme šį projektą onkologijos. Jis pasakė, kad tai geriausia, ką Lietuva gali turėti. Ir dabar visą laiką kartuoja, kad tai yra geriausia, ką Lietuva turi. Tai yra tarnystė žmogui, kuris atsidūrė visiškai situacijai, kuri neturi išėjimo. Ir staiga, Klaipėda turi. Ir staiga, galiu sakyti, dėka Vytauto Klaipėda tapo patrauklesnė. Jau žmonės atvažiuoja gyventi į Klaipėdą vien dėl to, kad Klaipėda turi onkologijos centrą. Fantastiškai, ar ne? Tikrai Dievui reikia dėkoti ir aš labai jums visiems dėkoju, nes čia, kur esate, jūs esate ir mums labai artimi, ir Klaipėdos jūrų uosto direkcija, ir Klasko žiūri, čia visa komanda tikrai gerų, puikių žmonių, kurių dėka tas laivas plaukia. Ir aš galvoju, kad Vytautas tikrai bus būrė mūsų šito kogo. Ir tas laivas turi vardą Kogas, Kogen vokiškai. Šito laivu 1252 metais į Klaipėdą atplaukė pranciškonai. Ir aš tikiu, kad klaipėdiečiai, jūs būsite mecenatai ir mes atmindami Vytautą, kuris šito laivo būrė. Pastatysime pirmajam Klaipėdos merui, pirmajam Klaipėdos miesto vyskupui Henrikui iš Liuksemburgo paminklą.
Ir tada Klaipėda turės savo pradžią. Ir tada mes būsime tuo, ko ir galėsime didžiuotis. Va. Tikrai aš esu dėkingas tau, Vytautai, už tai, kad tu esi mūsų kogo būrė. Ir dabar belieka, kad šventoji dvasia tą laivą lydėtų ir tas laivas plauktų ten, kur reikia, į susitikimą su Dievu. Viešpat su jumis. Te palaimina jūs visus, visagalės Dievas, Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpaties malonė. Dievo.